Labas rytas, toks ankstyvas patinės rytas. Vakar likusią dienos dalį važiavome Prancūzijos Rivieros pakrantę ir praktiškai nestojom, nes skubėjome į Italiją. Ir šiandien esame Italijos tokiame mažame miestelėje, kuris vadinasi Levanto. Jisai yra šalia Cinque Terre. Cinque Terre labai garsi Italijos vieta. Tai tokie 5 kaimukai, 5 maži miesteliai, kurie yra įsikūrę tarp ulų, ant ulų skardžių. Šiandieną bandysime visas 5 tas gyvenvietes įveikti. Ir šitame miestelį apsistojame dėl to, nes nuo čia labai lengva yra keliauti po Cinque Terre. Lengviausia po Cinque Terre yra keliauti traukiniais. Ten sumoki kažkiek eurų ir persikėli su traukiniu į vieną miestuką, po to į kitą, po to į trečią. Galima nusipirkti, pavyzdžiui, ir kortelę, kur yra skaičiuota visi traukinių bilietai ir dar kažkokių papildomų yra pliusų turėti tą kortelę. Kitas dalykas, dėl ko šita vieta yra populiari, tai žygiai ir galima tiesiog perėti iš vieno miestelio į kitą. Mes nežinau, ar visus 5 įveiksim, bandysime bent jau 2-3 įveikti, dar pasidomėsim, būna, kad kai kurie takai būna ir uždaryti dėl griūčių ir remontuojamų takų. O šiandieną pasivaikštų šiek tiek po šitą miestelį, nuperku rytinės kavos, kapučino. Pažiūrėsim, kiek kava kainuoja šičia, nes Prancūzijoje teko mokėti po 5 eurus už kavą. Tai buvo šiek tiek brangoka, mano manimu. Pažiūrėsim, kaip Italijoje. Dabar laukiam traukinio ir už 15 minučių važiuosim į pirmąjį miestelį. Važiuosim ne į paskutinį, bet pradėsim nuo pirmojo. Viena trasa yra uždaryta dėl kažkokių tai griūčių turbūt, o dar viena trasa yra mokama. Atidaryti nauja trasa, kuri kainuoja dar plus 10 eurų. Bet jie galima apeiti ten šiek tiek aukščiau einant, tai žiūrėsim. Iš pradžių nuvažiuosim į pirmąjį miestelį ir ten pradėsim. Like this, much better. Oh, Thank you. 5 on top, please. Kruasanas tai labai geras. Su kremu. Ką tik suvalgėm patys skaniausiai kruasaną šios kelionės metu ir išgėrėm patį skaniausią kapučino. Ir kaina €70 už kapučino. Tai rekomenduoju šitą miestelį ateiti į šitą kavinę. Monterosso miestelėje. Šičia. Mes keliaujam toliau, dabar jau pradėsim, turbūt rimtai pradėsim jau šitą žygį. Dabar tik po miestelį pasivaikščioti. Turim patį pirmą tokį pakilimą, laiptukais į viršų, bet aplinkui viską žaliuoja, citrinmedžių pilna ir ten kabo citrinos.
Didžiulės tokios prisirpusios. Bet to vynogynai matosi, bet viskas aptverta yra. Aišku, čia labai daug žmonių praeina. Tai jie turbūt nučiupinėtų, nulaužytų viską. Ir karts nuo karto atsiveria vaizdas į Viduržemio jūrą bei į tą pirmąjį miestelį. Dar atsiveria kartais vaizdas, bet jau judame link antrojo miestelio. Fainai. Nerealiai pabėgom nuo to tokio šalto dar sezono. Tokį vasarą. Čia jau nebe pavasaris, atrodo jau. Net nežydi niekas, tik žaliuoja. Labai malonu, apie 20 laipsnių temperatūros yra. Žygėjams mėgstantiems truputėlį didesnį tempą, tai šitas žygis yra toks ne jiems, gali būti sudėtinga, nes labai daug žmonių, siauras takas ir reikia eiti tvorelę. Su visais, neveltui čia uždaro būtent šitą taką, uždaro, daug prasme padaro vienpusį eismą, o po pietų į kitą pusę visi eina. Tai neveltui taip. Jo, iki 2 valandos. O vasaros metu, tai čia, kiek skaičiau, tai čia iš viso eini viens palei kitą. Tai va. Dabar čia tiek žmonių matot. Gan nemažai dar iš galo pas manęs jau nebėra, bet sudėtinga šiek tiek aplenkti visus. Galima aišku, bet jau reikia verštis ten. Tai neskubam po truputėlį, mes einam čia irgi. Pačioj matosi antrasis miestelis. Tik reikės dabar nusileisti stačiais laiptukais į apačią. Taigi, paliekame antrąjį miestuką ir jau kylame laiptais į viršų link trečiojo. Nu, kaip link. Tiesiog dabar tik tai į viršų einam ir po to dar kokius 5 kilometrus gal gausit. Šičia pavalgėm, bet picos nevalgėm, nes ten, kur nuėjom, nebuvo picos. Buvo tokia pasta, labai specifinė ir skani. Ir tokie sumuštiniai buvo, dar ir salotų buvo. Nu, žodžiu, prisivalgėm. Apsilaiščiau maikę, tai dabar naujas outfitas. Įsigijau naują maikę iš vietinės parduotuvėlės. Už kiek eurų? Kiek eurų? 24 eurai. Šiaip nebrangiai, iš tikrųjų 24 eurai. Kaip turistiniai vietai, tai visai gerai. Einam ir vidury kalno girdim muziką groja. Va, prašom. Kažkas čia įsitais kavinukė pasidaręs, baras.
Eisim pačekinsim, ką tam pardavinėja, nes čia visi tokie susidomėję. Sėdė, laukia. Na gerai. Čia va toks bariukas yra. Ant kalno įsikūręs, ten toli gal matote. Aš tai matau, jau matosi tas trečias miestelis. Non, il pleut vraiment demain. Il pleut vraiment demain. Voilà, tu sais, Tai va taškom sultis. Čia labai geroj vietoje įsikūrė ūkininkas, va. Visus praeivius vaišina. Na. Ten jau matosi tas trečiasis miestelis. O kaip vadinasi? Vėl nežinau. Iš K raidės, iš C raidės. Va ten matosi. Tai vienintelis miestukas, kuris randasi ant kalniuko, ne prie pat jūros kranto. Tai nuo to miestuko jau nebėra trekingo, nebėra keliuko, su kuriuo eiti. Nu, jisai kažkada buvo, bet dabar yra sugriautas ir ten, žodžiu, yra uždarytas. Tai reikės imti traukinį ir važiuoti. Galėtumėm perduoti kvapą, kurį jaučiame čia. Visur kvepia citrina tokia, citrinos žievelė. Va, sėdžiu šalia irgi kažkokių citrinos, čia turbūt, čia šitie ir kvepia turbūt. Citrinos tokie kvapukai. Va, sėdim gatvėje ir valgom ledus dabar. Esam trečiajame miestelėje ir iš čia važiuosim su traukiniu 4. O po to iš 4 ir 5 žiūrėsim, gal tenai eisim, o gal irgi važiuosim. Nes laikas bėga čia labai greitai, dabar jau 4:30 kažkur. Tai va, biški tokia jau nuo saulės akis merkisi, tai dėl to reikia ledų įkalt. Visą dieną ieškojom, kur čia suvalgyti picos ir vieną miestelį nepavyko, per pietus, nes ten nebuvo picos, kur nuėjom. Kitą miestelį, prieš tai, kur buvom 4 miestelį, tenai neradom. Normalios pizzerijos, visos tokios lievas ir centre. Tai nusprendėm nuvažiuoti į paskutinį miestelį. Ten matėm yra įvertinimas 4,8 iš ten 1000 vertintojų. Tai atvažiavom čia tokioj pasirodo vietiniai kepykloje, čia už mano nugaros ten kepa viską ir čia tokie keli staliukai uždėti. Ir čia keli staliukai pastatyti. Tai dabar užsakėm picos ir laukiame. Kristina pasiėmė su ančiuviais, nori pabandyti pirmą kartą pizzą, aš nežinau. Su ančiuviais paragausiu iš jos, bet nedrįsau pasiimti.
O aš pasiėmiau kažkokią kitokią. Pažiūrėsim. Kur? Kur laimėjau? Laimėjau šitą mano pizzą, kur sakiau, apdovanojimą kažkokią. Nu, tai pabandysim. Pabandysim kokią tą pizzą, kur... Bet nusikalėm, nespėjom iš tikrųjų apeiti ten visų tų miestukų. Nespėjome žygį padaryti po visus miestukus, nes, nu, vis tiek noris ir po tos miestus pavaikščioti, pasižiūrėti ir pasidžiaugti akimirkom, o ne vien tik tai lėkti. Nes jeigu nori aplankyti visus miestukus, vien tik tai žygiuojant, tai ten trunka kokias, nežinau, 8 man rodos valandas, 7-8 valandas. Tai skaitykime, kiek mes 6 valandas užtrukom, tai bet su traukiniais pasivažinėjom biškiuką. Tai dabar va čia pavalgom, dar pasidžiaugiam saulėlydžiu, jeigu čia bus saulėlydis, ir imam traukinį tiesiai tada atgal į namus. Po pizzas atsėdėm ir stebėm saulėlydį. Tuoj saulė turėtų leistis, bet apsiniaukė ten, abejojam ar saulė išlys, bet čia šitas miestelis ne pati geriausia saulė stebėti, saulėlydžių stebėti, nes jisai dabar šešėlė yra, tai nesimato tie namukai, nes nebūtų apšviesti ar taip, jeigu ir saulė būtų. Tai va, o pizza tai visai skani buvo, su ančiuviais irgi ragavau iš Kristinos. Tai patiko ir man, ir Kristinai. Tai nežinau, toks žuvies prieskonis pico yra ir dar su sūriu buvo tokiu, kuris slopina biškį ten tą žuvies skonį. Visai skanu buvo. Aš kur valgiau tą pizzą irgi ten su kažkokia dešra. Irgi skanu buvo, skani picukė. Šita vieta tikrai patiko ir man, ir Kristinai. Čia reikėtų gal atvažiuoti dar kartą, pahaikint, ar šiaip apsistoti ramiai, kur nors kokiam viename iš miestelių ir ramiai pabūti porai dienų. O rytoj judėsim kažkur kitur jau. Tai va, iki tada. Iki sekančio karto.